tas, kuris gyvena taip, kaip gyvena ir jam yra gerai, nieks kits neįdomu, tai manau, kad čia neverta eiti. O tiem, kurie nori daugiau apie save sužinoti, daugiau patirti ir eiti saviugdos keliu tolyn, tai tikrai tai yra ta vieta, kur gali pradėti ir taip pat ir tęsti tą kelią. Tai čia va ta puikia vieta būtų. Atvažiavau čia į Lalitos akademijos stovyklą, moterų stovyklą, su ta mintim, kad pirmiausia suprasti, kas yra tas moterų stovyklos. Tiek apie jas daug girdėjus esu ir prisiklausius ir prisiskaičius, tai tas buvo labai įdomu. Pas Lalitą esu jau išbandžiusi tylos retrytą, tai jau žinojau, kur mane atneša mano kojos. Ir taip pat labai norėjau pailsėti. Pailsėti nuo darbo, nuo rūpesčių, atitrūkti toli nuo namų. Ir labai džiaugiuosi, kad tą padariau. Daug atėjo suvokimo, supratimo apie mane. Čianais yra visai kiti dalykai, kitos praktikos. Ir vien tai, kad jau yra moterų stovykla, tai yra kita energija. Man, sakykime, netgi maloniau buvo vien moteris, ne miksas. Va, aš laisviau jaučiausi, net nebuvo streso jokio. Tai tikrai skirtumas yra didžiulis ir aš manyčiau, kad aš eičiau toliau. Retryte buvo pirmiausia tai ir moteris, ir vyrai. Ir tos visos praktikos buvo skirtos kitam dalykui. Man nebuvo sunku 3 paras tylėti, nešnekėti, nes esu tylenė. Išbandžiau, kas tai yra moterų stovykla, moterų grupė, moterų energetika, kaip viena kitą mes galim padėti lygioj vietoj, net atrodo tik dalindamosis apie savo emocijas. Ir taip pat pailsėjau nuo savo kasdienybės, nuo rūpinimuose mama, šuniu, buitim. Čia to visai nebuvo. Čia buvo, taip, mes gaminom maistą, bet tai buvo fantastinis potyris, nes maistas visiškai kitas, labai mūsų daug, tai mes greitai pagaminom ir jis buvo fantastiškai skanus, tikrai maistas čia yra nuostabus. Po gongų tai net atrodo dingo skonio receptoriai, nes jiem valgyti ir aš pirmus kąsnius nesupratau net, ką aš valgau. Tai poveikis buvo, ką labiausiai džiaugiuosi va dabar paskutiniai praktikoje, kai reikėjo susirašyti savo savybės teigiamas, neigiamas, tai aš jų priskaičiavau virš 20. Kai kažkada atsimenu, manęs prašė, tai aš ten vargiai 4 net surinkau. Tai va tas didelis pokytis yra tikrai jaučiamas, taip kad aš manau, ir kuo daugiau daryčiau, tuo didesnis efektas būtų. Tai va, čia reikia dirbti, daryti ir tada pokytis ateina. Čionais, kai atvažiavau, tai supratau, kad čia šita erdvė jo sukurta, tai tik tai būti, tobulėti ir gerai jaustis. Čia yra taip padaryta viskas su meile, su išmanimu ir patogiai, komfortabiliai, kad manau, kad geriau ir būti negali. Ir ta pirtis, ir tas ežeriukas, ir pirmą kartą stovėjau ant irklintę, įriausi. Fantastikai, net ir orą užsakė. Mano lūkesčiai tikrai išsipildė su kaupu. Ir naujų receptų gavau, ir naujų pažinčių, tai tikrai labai fantastika. Ir mums čia labai gera būti.